Sveiki dar kartą. Taigi, apibendrinant pačią sukauptą informaciją, kurią esu gavęs, tiesiog galbūt bus toks kolektyvinis skundas, peticija, ginant nuteistųjų teisės, atsižvelgiant į jų turimą medžiagą bei įrodymus, bus kreiptis į Teisingumo ministeriją vykdyti tyrimus, nors mes žinome, kad pati Teisingumo ministerija taip pat daug dalykų daro slaptai ir būtų galima paminėti Kauno rajone įrengtus pusiaukelės namus, kai jie buvo tiesiog padaryti slapta ir įstatymų jie nesilaikė, ir tai yra akivaizdžiausias pavyzdys, jog tokios institucijos gali daryti ką nori, elgtis kaip nori ir jiem įstatymai negalioja. Taigi, prisiėmus šią atsakomybę ir kreipiantis į Lietuvos Respublikos piliečius, kyla klausimas, ar viešinant tokią medžiagą ir atkreipiant žmonių bei institucijų dėmesį yra verta ir ar yra teisinga bausti žmonės, kurie kalba. Kuo jisai skirsis nuo paprasto pareigūno, kuris taip pat atėjo, pakalbėjo ir jo pakalbėjimo užteko nuteisti kitą žmogų.